Tas niekšas man taip ilgai nerašė. Nuo praeitų metų jis prapuolė tarsi į vandenį. Nei pavasario laiško, nei žinutės, nei skambučio. Nors tiesą sakant, jis nieko nežadėjo, žiūrėjau į akimis pilnomis vilties. Jis mane erzino ir rodė dėmesį, ne vieną dieną, ne 2, o 3 mėnesius iš eilės. Kiekvieną rytą vos pravėrus langą jis glostė mano plaukus pirštais. Jie vesdavosi mane į gojų pasivaikščioti, o ten jis mane pabučiavo violetinėmis lūpomis. Kaskart, kai girdžiu saldžią klevų sulą, mano akis prisimena jo garsų juoką, kai naktimis skaičiuodavome žvaigždynus. Jis dovanojo man alyvų kvapą ir jo pražydo visi žiedai. Visas sodas buvo pilnas žiedų, net takas buvo padengtas obelų žiedlapiais. Tuo metu rinkome pienių žiedus vynui, o tada jis staiga dingo. Bet šiandien neslėpiau džiaugsmo. Jis parašė: aš grįžtu tavo pavasaris.